O dabar kvantinė fizika pagal Šarūną Sauką bei kvietimas menininkams apsilankyti Kaune. Keliaujame į Aukštaitiją, Zarasų rajono Užtiltės kaimą arba Dusetų priemiestį. Šiemet miestelį garsino ne tik žirgų lenktynės, bet ir dailininkai Nomeda ir Šarūnas Saukos. Kuriuo keliu pasukti? Va čia. Kur? Tiesiai. Bendraujat? Ne, Kodėl? kad aš ne prie meno žmogus. Daugiau kaip prieš 30 metų buvę Vilniečiai menininkai įsikūrė Nomedos senelių namuose. Paprastai su teptuku rankose šiandien Šarūnas pasipuošia švarku. Namuose dažų, džiovintų obuolių ir degančių malkų kvapas. Man reikia laisvės. Užsivilkau kostiumą ir einu tapyti. Šarūno dirbtuvėje į sieną jau atremtas naujas kūrinys. O čia Albertas Einšteinas ir beždžionė. Toks absoliutus panašumas pasirodė. Šitą nežinau, čia pavienas ar makaka. Šį kartą be politikų, Aš kelis kart bandžiau, man neišėjo nutapyti šūdą. Tai dabar tapau žmonės. šią žiemą pasak Nomedos atsikėlus ryte būdavo vos 9 laipsniai šilumos. Todėl kūrenti tenka ne vieną kartą per dieną. O kas namuose kūrena pečius ir laiko visas namo kertes? Nomeda, šio akivaizdu, nematot. Tai jūs po kabliuku po tuo? Aš iš vis kaip ten tas užkurys. O dabar į kelią. Zarasuose laukia premjera, rankose Nomedos paveikslai ir lazda. Svarbu nepavėluoti, todėl keliaujame mašina. Kaip visada rūpi, ar nieko nepamiršom. Nieko nepamiršot? Ne. Nežinoma, ką reikėjo. Vietoj pamatyti. Tai jeigu tu neklausi, tai mes tikrai nesikalbėsim. Būdu, manęs čia nėra. Ne, tai mums tai nėra ką. Jau mes išsikalbėjom Mes iš ryto. neturim apie ką kalbėti. Kaip šuo su katė. Šarūnas Sauka vienas žinomiausių Lietuvos tapytojų, nacionalinės premijos laureatas. Jo darbai persmelkti ironiją, pilni grotesko, kaip ir pats Šarūnas. Ir jo žmona Nomeda, dusetiškė, dailininkė, vyriausybės meno premijos laureatė. Abu menininkai Zarasų krašto garbės piliečiai. Ką manai apie kvantinę fiziką? Ar aš? Aha. Man jinai patinka. Jo. Tiesiog, kas neaišku, tas yra kvantinė fizika. Kas paneigs, kad atvykstame į labiausiai kultūringą Lietuvos miestą Zarasus, kur jau 3 metus veikia Šarūno ir Nomedos Saukų galerija. Saukos paveikslai pro duris netilpo, todėl teko juos kranu įkelti per balkoną. Mums pasisekė, Šarūnas šiandien gerai nusiteikęs. Aš irgi noriu. O kaip aš liksiu nesibučiaus? O Jėzu. Prieš 3 metus atidarytoje Saukų galerijoje 3 salėse veikia nuolatinė menininkų kūrinių ekspozicija virš 40 paveikslų. Įvairių laikmečių, taip pat ir nauji. Ojoj. Naujausia Šarūno Saukos darbas savotiška dokumentika, tai ką matau. Bjaurus paveikslas, nekenčiu. Ką pasakyti, popiežius buvęs, kur nusišnekėjo nuolat. Ukraina iškelk baltą vėliavą. Paskui Šauktas aiškina, iškelk baltą vėliavą nereiškia kapituliacijos. Jokių būdų. Durniai. Nežinau, čia ponė Zakharova, Kremliaus toks ruporas. Ir pripučia ten kažkokiam. Čia rusų kriminalo tatuiruotis. Tualetas yra iš KGB muziejaus.
Maskas, va, jis mėgsta šokti labai. Šitą nežinau, niekas, nežinau, ką iš čia valgo, kiaušinienė ar saulė. Tokio nežinau, sako, čia Sokratas, čia Platonas kažkur, aišku. Berluskonis. Šitas. Buvęs Sarkozy. Šitą žinom apšiktą. Orbanas. Čia turbūt ukrainietis. Juokis. Čia Merkel, kur pridirbo tiek su savo migracijos politikom. Aš visi norėjau, reiškia, kad gauna pigiai iš rusų visas žaliavas. Privažiuoja migrantų ir tie jiems uždirbinėja pensijas. Moteriškai tiek prisišūlino, kad nežinau. Čia dabartinis tas Makronas. Daug gražiai šneka, nieko nedaro. O, žinot, čia homofobas aš nebežinau kas. Čia aš homofobas, čia antisemitas, čia šitas ateistas, kaip koks ten. Šiaip visiems stengiausi kažkaip įtikti. O čia šitie žmonės yra iš narcizų giminės. Tokia, kur labai save myli. Tiesiog tas naujas valdovas, reiškia, tokio, iš lavono piniginį ištrauks, reiškia, šitą reketus, melavimas ištisinis, palistavimas, aš nežinau, ko ten tik nėra. Ir begalinis savęs meilė. Prezidentas? Prie narcizų? Kas nors gali paneigti. Narcizinių kalakutų šeimos. Sklinda gandai, kad Saukos nebenori savo darbų eksponuoti Vilniuje. Gal metas pakviesti juos į Kauną. Bet Sauka regis turi savo nuomonę apie miesto merą Matijošaitį. Gal jį galima surasti ir šiame paveiksle? Ne, jis per mažas šitam reikalui. Tiesiog tokias Žemaitaitis, koks sako, tai smulkmė mailius. Pasaulio karalius, pusnuogis Amerikos prezidentas Trumpas klausia graikų filosofą Platoną, kas tai yra ideali valstybė ir kaip ją reikėtų valdyti. Izraelio ministras pirmininkas Netanjahu mėgaujasi kiaušinienę. Briuselio simbolis besišlapinantis berniukas šį kartą su Vengrijos ministro pirmininko Orbano veidu. Į vieno paveikslo parodą susirinko žmonės iš visos Lietuvos. Kadangi paveikslas milžiniškas, patarkite, kaip į jį žiūrėti. Kaip žinoti, iš kurios pusės žiūrėti, man kiek matosi namuose pro duris. Taigi į visumą žiūrėti, iš vis atsitraukus žiūrėti, o paskui jau galima prieiti ir panagrinėti. Man kitąsyk tas atpažįstamumas arba toksai literatūriškumas, tai gali labiau nepatikti, negu patikti. Jaučiasi tas darbas, kuris mus jaudina. Dabar, kai mums visiems jau yra sukilęs kažkoks ypatingas jaudulys dėl ateities, dėl gyvenimo, dėl perspektyvos, dėl kaip mes toliau gyvensim, kur mes keliaujam, kur mes einam, ką mes sutiksim ir kaip viskas baigsis. Dažnai Saukos darbai sako, nuspėja artimiausią ateitį, bet čia tai dar labai yra aktualijos, šių dienų aktualijos atspindi ir perfiltruotos per pačią Saukos
prizmę. Be jokios abejonės, kad dydis turi reikšmę, todėl kad kai tu esi prie tokio paveikslo, tai tu beveik gali jį įeiti. Tu esi tarsi tame sūkuryje visų įvykių, tu esi tarp šitų žmonių. Tu gali ateiti ir vos ne akis į akį susidurti su popiežium Pranciškum, ar Trumpu, ar Gitanu Nausėda, ar Netanjahu, ar dar kokiu tu nori. Ir tu supranti, kad tu esi šito žmonių makalynės dalis. O čia va kaip ironiška ir Čiurlionio motyvas. Ir jeigu taip turi laiko įsižiūrėti, o Saukos paveikslai reikalauja įsižiūrėti, tu pamatai čia daugybę visokių labai įdomių kažkokių detalių. Bet kaip tik atsistojau žiūrėti, kad matyčiau, ką aš matau. Perskaičiau pavadinimą. Jis toks pats stiprus, bet nieko naujo. Aš lyginau, kai buvo Vilniuje prieš 15 metų. Mes tada eilėje stovėjom, kad patekti į parodą. Tai o čia labai geri paveikslai, bet tokie patys. Tai man ne naujiena ir aš, atvirai kalbant, aš labai sunkiai net prie jo priprantu. Kaip pasakyti, man truputį per daug. Tai ne tai, kad paveikslas didelis, bet tiesiog jis gali būti ir va toks, bet mano akis gal blogas, nežinau. Kartais miestelio gyventojų Saukų menas šokiruoja, netgi kyla minčių meno kūrinį sunaikinti. Taip nutiko su jų sūnaus Mykolo Saukos skulptūra Liudytoja. Ji buvo ir padegta, ir išterliota dažais. Kas ten gražaus, ką jūs ten matot? Gražaus. Du pagaliai. Ir dar basliai statyti. Atleiskit, mums nepatinka. Ir daug man nepatinka. Griežtai nepatinka. Neutraliai ko gero vertinu. Nes yra ir pliusų, yra ir minusų. Nepatinka. Kodėl sakot? Nuoga. Ar blogai? Blogai. Kodėl nuoga moteris? Negražu. Ne tokia. Patinka vien to, kad šokiruoja žmonės, kad buvo toksai, sukilimas žmonių. Mūsų rajone, manau, to reikia. Pritraukimas, manau, irgi savotiškas buvo, nes tokių teko skaityti, kad atvažiuoja specialiai pasižiūrėti. Tai, manau, sudirba parduotuvės, kavinės. Kaip jums Mykolas Saukos moteris? Nedaug dievė. Aš manau, kad šita skulptūra jau miestui padarė labai daug. Ir ją pašalinti, tai reikštų tiesiog nusikirsti savo koją. Todėl, kad daug žmonių važiavo specialiai žiūrėti šitą kūrinį ir jo būtent ta trauka ir pasireiškia tuo, kad jisai išreiškia kažkokią tai tiesą apie žmogų, apie gyvenimą, apie amžių, apie tai, kad mes visi senstame, apie tai, kad svarbu, nepaisant visko, vis tiek būti ir liudyti. Taip, kad šita skulptūra tikrai turėtų išlikti. Jinai viena iš įdomiausių šiuolaikinės Lietuvos skulptūrų ir manau, kad Zarasai kaip tik turėtų ją saugoti, nes čia panašiai kaip su ukrainiečių bobslėjininko, skeletonininko Heraskevičiaus šalmu. Tai jeigu tiesiog jisai būtų ramiai jį dėvėjęs, tai taip gal žmonės būtų kažkiek sekundžių pamatę, bet kai dabar jį uždraudė, tai tikrai išgarsino visame pasaulyje. Smagu, kad Zarasai tampa modernus ir ten lankosi ne tik kauniečiai, o Kaunas, buvusi modernizmo sostinė, grįžta atgal. Mieste daugėja socrealistinių skulptūrų, kurios, pasak menotyrininkės, tiktų į Grūto parką. Beje, jei Liudytoja zarasiškiams netinka, gal būtų galima ją perkelti į Kauną. Aš manau, kad Kaunas dabar su savo paminklų problema turi tikrai didelių, kaip čia pasakyti, problemų. Ta prasme, kad ta paminklų kalba yra labai senoviška. Vis dėlto pasaulis vystosi, mesgi ir drabužius dėvime ne tokius kaip 20 amžiaus pradžioje. Ir technologijas kitokias naudojam, menas taip pat vystosi. Ir jeigu tu staiga 21 amžiuje pradedi daryti tokias realistinės, natūralistinės skulptūras šlovinančius kažkokius herojus,
tu iš tikrųjų nusiriti laiku į kažkokią ten 20 amžiaus pradžią ar gal dar senesnius laikus. Ir tai tokia asinchronija, aš manau, kad bado akis ir jiem matyti tokį meną, kuris yra atvirai reprezentacinis, atvirai pompastiškas, nu tai net negali vadinti menu, tai yra kažkoks toks politinis užsakymas. O kas būtų uždraudus laisvą žodį arba Šarūno Saukos paveikslus? Kai mes jau nebegalėsime kalbėti apie Šarūną Sauką televizijoje arba radijoje, tai jau tada bus aišku, kad su mūsų valstybė yra tikrai labai blogai, bet kol kas mes tai galime daryti ir tai rodo, kad laisvas žodis vis dar yra įmanomas, kad jis svarbus, kad jis galioja, bet taip, grėsmė yra didžiulė. Politikai labai tai gviešiasi, jie nenorėtų tokių savo atvaizdų, jie norėtų, kad juos visus kaip pagražintus dirbtinio intelekto, kaip nuo blizgaus žurnalo viršelio, jie norėtų kažkokių idealizuotų savo vaizdelių, bet tai nėra tiesa ir žmonės tai žino. Beliko pakviesti atvykti į Zarasus ir aplankyti krašto muziejų. Saukų galerija, kaip ir muziejus, dirba nuo antradienio iki šeštadienio.